Sveiki atvykę į mano kanalą Spalvų mokykla. Kanalą, kur mes keliam savo pajamas per meno terapiją, per piešimą, per spalvas. Šiandien jums noriu pristatyti savo pašnekovę, Gražiną Pasilauskienę. Gražina Pasilauskienė, prisistatykit, kuom jūs užsiimat. Prisistatykit, kuom jūs užsiimat. Užsiimu visą gyvenimą visokiam nesąmonėm iš tiesybių. Bet tos nesąmonės yra artimas menui, ne? Tikrai, nes gyvenimas taip susiklosti, kad augau be tėtis, žinojo, kad tėtis sušaudytas, su žydais vienuose kapuose ir stebėjau suaugusių žmonių gyvenimą, jaučiau, kad suaugę visi turi savo reikalus, o tu, mergytė, turėk savo. Ir tada aš visą laiką kalbėdavausi su savo tėte. Tėte, ar aš čia gerai molį sumaišiau, ar gerai prie kluonų kažką padariau. Ir visą laiką kažkaip va taip ir augau. Ir niekam nepasakojau tokių dalykų, nei mamai, nei seseriai, nei broliu. Nieko čia mano gyvenimo paslaptis buvo. Tai dabar yra aš galimybę papasakoti. Liks kažkur interneto platybėse. Tikrai. Tai kaip jūs pasirinkot jau taip? Aš žinau, kad jūs ir meno būrelius vedot. Aš žinau, kad jūs netgi makarame pinit šitos mazgus. Labai man paskui vėliau aš jūs paklausiu apie juos. Bet kaip jūs pasirinkot tą būtent, kodėl meno kelias atėjo į jūsų gyvenimą? O ką žinau, tiesiog taip gavosi gyvenime, kad visą laiką norėjau piešti. Mokykloje leidau sienlaikraščius. Visada. Kas daugiau? Balsyti. Balsyti. Papaišyk, balsytę parašyk. Tai va taip ir gavosi. Ir pirmieji kupletai buvo parašyti mokyklai. Būdavo labai įdomiai. Prieš naujus metus tikrai mokyklai apdainuoja mokinius visus. Ir salėje būdavo tokie renginiai įdomus. Dabar taip, aš nežinau, dabar taip vyksta. Daro. Ir dabar taip. Ja. Tai va tai tokie ir mano va tokius sugebėjimus rašyti, tai pastebėjo 5 klasėje mokytoja Liubnienė, uždavė parašyti tokį rašinėlį, improvizuoti Cvirkos vieną apsakymą. Ir aš parašiau, kaip man ten atrodė, ir dabar jinai atėjus pasakoja klasėje. Visi parašė, parašyt, bet įdomiausiai tai parašė Balsytė. Tik tu, vaikeli, mokykis gramatikos, nes ten viskas raudona, išbraukyta klaidų daug. Ne visur žmonės būna stiprus, ne visose srityse. Taip, nes čia ilgos istorijos ir nėra ką pasakot apie tuos pokario laikus, kaip mes mokėmės. Tada iš viso buvo neprivaloma eiti į mokyklą. Tai mane visada palikdavo namie kasti bulves. Su šakutė zanavykijo, krapštai visai rugsėjo mėnesį. Tai va, paskui spalį jau nueini į mokyklą, tu visiškai atsilikęs nuo visų. Ir viskas. Tai galvoju, ką man tos mokyklos čia reikia? Nereikia jos. Eina mokytoja pas mamą. Sako, tegul eina į tą mokyklą, tai pradedu eiti. Va taip, baisiai įdomiai ta mokykla. Ir tais laikais irgi vaikams nepatikdavo mokykla, ne? Už tą, kad, ką žinau, nes pas mus visas kaimas suneždavo visus rakandus taisyti, tai man visai matai buvo labai įdomu, va turbūt nuo čia ir prasidėjo tie visi mano tokie keliai, kad aš galvoju, kam tų mokslų, kad aš galiu viską pasidaryti. Ką aš imsiu, tą padarysiu. Iš tiesų, taip gyvenime ir buvo, ir paskui, žinoma, ir pedagoginę baigiau, ir mokytoja dirbau 10 metų, bet ir mokykloje aš dirbau kitaip, negu kiti mokytojai. Kūrybingumas. Žodžiu, turėjote, ne visą laiką. Taip, nes visą laiką vaizdinės priemonės patylėjau su akvarelė. Dabar jau akvarelį nedirbu, o gal reiktų padirbėti.
O ką jums pačiai duodavo meno procesai, ta prasme, ar jūs atsipalaiduodavot, jūs tapydavot, jūs sukurdavot, čia ir dabar yra, matau, kabo jūsų paveikslai, parodysiu žiūrovams. Tai... Nes matot, kaip yra, vis tiek mane tiesiog tas gamta Lietuva, man Lietuva. Gal, kad vyras va iš Vištyčio, kad mes ten važiuodam, tai labai graži aplinka, kalnai, kalveliai, ežeras. Ir tiesiog be jokių čia mokslų didelių mane išmokė tapyti gamtą. Tiesiog stebėjau, fotografavau teptukų ir viską. Ta prasme, jūs specialių mokslų nebaigėt dėl tapybos, ne? O pedagoginis, tai kokios ten buvo, kokio dalyko dėstėt? Pradinių klasių. Pradinių klasių mokytoja. Tai va. Ten reikia daug kūrybiškumo, taigi su vaikais kažkas daroma. Tai per komisiją, kai ateidavo komisijos kokios, irgi stebėdavosi, kaip čia dabar visą, kiekvieną pamoką, nesvarbu, ar čia matematika, rusų kalba, ar kas, aš visą laiką pradėdavo nuo aptarimų keliom minutėm pasakėlės su vaikais. Tai manęs klausdavo, tai kas čia dabar tau yra? Ir tas pamokas tu pradedi nuo pasakėlės, ypatingai kada komisija būdavo, tai specialiai taip darydavo. Nes aš visą laiką buvau tokios nuomonės, kad ten matematika, rusų visus dalykus vaikas išmoks. O iš kur išmoks to gerumo? Vienas kito tik per pasakėlės. Ir kai būdavo, supranti, kad tėvai su vaikais tų pasakėlių tai neaptarinėja. Ir kiekvienas vaikas visai kitaip supranta. Ir per kelias sekundės, per minutę tu su vaiku kažkaip užvedė ant to kelio, to teisingo. Ir tie vaikai visai kitaip būdavo. Aš pasidalinsiu savo patirtim. Esu vedus pas dukrą klasėje irgi piešinio užsiėmimą, mane pakvietė mokytojo kartu padalyvauti, tai jo piešiniuose labai matosi vaikas, ar jis atsiskleidžia, ar jis turi kūrybinę gyslelę, ar jis yra drąsus savo sprendimus, o gal atvirkščiai turi masę taisyklių jau įdiegtų, kurios jam jau reikės peržengti. Jūs irgi tą patį matėt vaikuose, ne? Žinot, kaip tėvai, kadangi pradinės klasės, tai tėvai visą laiką man sakydavo, matematiką mokės, ten kitą kalbą mokės, bet jau pieš tai nepieš. Ir kai būdavo pirmas tėvų susirinkimas, visų vaikų piešinius aš padėdavau. Tai stebisi tėvai, čia mano vaikų darbas? Negalėdavo patikėti. Ta prasme, aš pertrauksiu biškelį, jie nuvertindavo piešimą kaip tokį, ta prasme, kad čia nereikalingas dalykas, ne? Ne. O ką jie kad jie nesugeba, kad mano vaikas nepieš, jisai neturi gabumų tam. Ir jie stebėdavosi, kaip tas vaikas va taip, už tą, kad nebuvo mokytojų. Arba mokytojai pavydi, kas yra. Ir dailininkai, ir dabar aš pastebėjau, kad pavydi pasakyti tų pagrindinių paslapčių kažkokių. Tai jeigu tu turi tą tokią sukaustytą širdelę savo, neperduodi, tai ir neperduodi. Va su tais suaugusiais, kada pradėjau užsiimti. Va, kitas klausimas, kada jūs perėjot prie suaugusių, čia irgi labai įdomu. Va šitą dalyką tai mane privedė prie tos minties, kad reikia užsiimti su suaugusiais, kai gulėdavau ligoninėse. Ir kai ateidavo lankyti ligonių artimieji, ir kartais net nepaklausė, kaip tu jautiesi, pasakoja visokias nesąmonės apie ten savo kaimą ar miestų kažkur tai įvykius, apie kates šunis, apie kažką, pletkus, o ta paskui moterytė kampe sėdi vakare tyliai verkė. Ir aš savo daviau tą pažadą, jeigu aš įsikapstysiu iš tų lygų savo, aš būtinai subursiu tas moteris, kurios yra užmirštos šeimose. Jos, reiškia, šeimose tarnauja. Vaikam, vyrui, savo pasaulį neturi, galvoju, viskas, aš suorganizuosiu tokias grupės moterų ir aš jas ištimsiu iš jų, bet tą, ką jos iš tiesų turi ir gali turėti. Ir va taip ir atsitiko 99 metais.
vat ir pradėjau užsiimti ir tikrai, ir kadangi aš pati moku daug amatų, rišimo visos technikos, rišimo, odos apdaila. Ir jūs tai visą dėstėt irgi moterims, ne? Taip, kas ko norėjo, tą per vieną tą... Tokie buvot kaip meno edukatoriai iš tikrųjų. Taip, ir viską dariau nemokamai, be jokių pinigų. Va, kalbant apie pinigus. Taip. Kodėl pasirinkot nemokamai? Aš skaičiau jūsų knygą, skaičiau. Todėl... Bet jūs papasakykite tą istoriją. Ne, todėl, kad aš labai sirgau. Ir labai sirgau. Ir 78 metais mane vyras parsinešė iš ligoninės po 2 mėnesių. Parsinešė laiptais su kaimynu, nes pati neužlipau. Ir vyras žinojo, kad man liko 10 dienų gyventi, aš žinojau kitą laiką. Vat, ir tada, niekam nesakius, išmečiau visus vaistus į konteinerį ir galvoju, viskas, mergelė, kapstykis. Ir kaip kapstykis. Tada paprašiau švogerio, atvežk tu man špagato, nes niekur nebuvo galima nusipirkti tuo laiku, kad aš galėčiau rišti mazgus. Pradėjau kurti mazgus, be jokių knygų, be jokio nieko. Ir pasirodo, kad aš jau labai teisingų kelių, tik paskui atsiradus laisvai Lietuvai, atsiradus knygų, tada radau tokio vienoje knygoje, baisioj, man atrodo, Jėzau, magija, kaukolį ant to žurnalo. Einu pro šalį, galvoju, Jėzau, kokia čia baisi knyga, ir vėl einu, ir aš tą knygą paėmiau, atverčiu į vidurį ir atverčiu mazgai. Reiškia, jeigu tu riši mazgus tokius, kokius tau reikia, tu save gydai. Va tada, kai aš išau tos mazgus, iš tiesų aš pradėjau sveikti, nes mintys buvo nukreiptos nuo ligos. O gal atsiminsit, kaip vadinasi šitą techniką? Neatsiminsit? Makramė? Makramė. Aš galvoju, gal kažkaip kitaip. Ne, tada aš kūriau tų mazgų ir prikūriau jų tiek, kad paskui, kai manęs paprašė pravesti užsiėmimą profsąjungos rūmuose, tai galvoju, tai kaip aš dabar joms pravesiu, kad aš nežinau, kaip tie mazgai vadinasi. Ne, iš be knygų, viską kūriau, be knygų pati, o da knygų tai nebuvo tada. Nebuvo galima gauti, knygų buvo, bet nebuvo galima gauti, tai ko reikia. Dar nebuvo iš viso tų knygų tada. Apie makramę? Taip. Paskui tik jos pradėjo rodytis. Ir tada jau, kai pasirodė tos pirmusios knygelės, tada jau man aišku, kad čia yra dvigubas kilpinis mazgas, viengubas, plokščiasis toks, anoks, bet man lengviau sukurti mazgą, negu išmokti pavadinimą, vat kaip gavosi. Nes Jėzau, tų mazgų tiek daug pasirodo, aš ten ir Josefiną, ir kinietišką, ir japonišką mazgą, ir visokį, ir reikėjo viską susikrauti į galvą, o man nereikia to. Dabar biškį pertrauksiu, kadangi mano kanalas visgi yra apie pajamas per menoterapiją, tai noriu pasiklausti, kaip jums, aišku, ne taip, kaip buvo su pinigais, bet, ta prasme, kaip jums menas, jis buvo ar vien tik tais dėl dvasinio pasitenkinimo, ar visgi kažkaip ateidavo tie pinigai, pritraukdavo, ar kaip atrodė jūsų pajamos tada? Mano pajamos buvo, kadangi sakiau, kad aš sirgau, ir aš gavau invalidumą. Tai tas tai jo. Ir gavau šiokią tokią pensiją, ir iš tos pensijos taip ir gyvenau. Tada jau kaip ir galėjote leisti padovanoti savo paslaugas, ne? Taip, nes aš daviau pažadą Kristui, jeigu aš tavo plane reikalinga, tai tu mane ištrauksi iš šitos kebeknės. Ir tada aš savo žinias atiduosiu žmonėms veltui. Va taip ir prasidėjo mano visas šitas, ir 23 metus taip mokiau visas moteris, visų amatų. Aš žinau, kad su malonumu eidavau pas jūs į būrelius. Taip. Jo, mano vyras irgi
mielai ten vaikščiodavo, atsipalaiduodavo. Ja, ir būdavo, bendrai su jūsų vyru tai labai įdomi, nes jis taip tyliai ateidavo vėliau ir pats kraštinis atsistoja, taip tyliai jis ten, tai man taip įdomu būdavo, prieinu ir mūdu taip tyliai šnekamės. Apie kažkokį dvasingą pasaulį? Ne, tada dvasingai nebuvo, kadangi buvo užduotis, kažką jis turėjo nutapyti, kažką daryti, o aš jau čia tokia važna. Taigi mokytoja, aišku. Turi aiškinti. Kaučerė šiais laikais. Jo, visumai tai tikrai, su tai žmonėm baisiai įdomu, kiekvienas kitoks, kiekvienas savo charakterį, kiekvienas tikrai. Grįžtam prie piešinių, o tas piešinių skaitymas, ne, aš kaip pati vedu fraktalinio piešimo užsiėmimus, tai aš žinau, kad piešinius asmeniškai aš skaitau. O jūs nuskaitydavot iš tapybos darbo žmogų, ta prasme, jūs matydavot, kaip jis jaučiasi, arba ar nereikia tokio dalyko? Žinot kaip, man kitaip galbūt, kadangi aš konkrečiai dirbau su tom moterim, tai aš žinojau jų tą visą būseną, kokios jos atėjo. Tai dabar mes biškai pasitikslinam, jūs dirbat su jom ne per kultūros centre užsiėmimus, čia turbūt mes kalbam apie gydymo įstaigą, ne? Ne, aš dirbau savo susikūriau dailės studiją, versmes ir paskui dar Sinavadas. Sinavadas jau buvo kita, du kolektyvus aš turėjau. Reiškia, versmės tai buvo tapyba, tai va šitas, kur aš sakiau, kad surinksiu tas moteris, kurios užmirštos ir nori kažko pasiekti. Ir būdavo pradžiai, tai jau žinoma, vaikšto aplinkui, nieko nedaro, nedaryk, pažiūrėk. Ir paskui palbiski visus įsijungi, kaip čia dabar ta dirba, na dirba, o aš čia dabar slankioju, tai savaime pašneki. Ir aš ruoždavosi, pokalbėm visada ruoždavosi. Tokie kaip psichologinį vaidmenį šiek tiek atlikote, ne? Bet taip ruoždavosi, kad jos nejaustų, kad čia vyksta terapija. Kažkokia. Terapija šiais laikais vadinasi. Taip, visiškai. Ir visos įsitraukia, tada ne viena nesivaržo, visiškai, tiesiog mes buvom lygios absoliučiai. Tai nebuvau aš kaip badė kažkokia čia, oi. Tiesiog draugiškai susėjusios, taip, ir leisdavom vienas. Tai man dabar tas darbas pasidarė įdomus su moterimi. Jūs dabar dirbot su jais, jūs mokinot piešti, ar jūs per piešinį jos kažką tai iškodavo? Taip, žinokit, per tą piešinį aš matydavau, kuri blogai jaučiasi, nes visada naudoja ne tas spalvas, visada ima tamsesnės, bijo kažkokiu šviesių arba labai šviesiai nedrąsiai dirba. Tai ir į tas nedrąsumas, tai reikia jis, ta savivertės toka, matosi jo. Pažadint, kad jos pradėtų pasitikėti, kad tu visą čia neblogai darai, tai kad tu čia dabar bijai, taip visgi drąsiau, taip. Ir visos įgavo pasitikėjimą ir ruoždavom parodas. Aš prisimenu pirmą parodą, kai moteris tos ruošė, tai oi, jos ten buvo užmiršo ir valgyti, ir gerti, ir viską, jos antiek buvo savy, euforijai kažkokiai. Ir kiekviena atrodė, kad Jėzau, čia jos gyvenime įvyko didžiausias įvykis. Iš tiesų, turbūt. Aš dar biškį pertrauksiu, tai noriu tada paklausti, per jūsų piešinius jos įgaudavo pasitikėjimo savimi, aš taip suprantu. Ir galbūt jų asmeninės gyvenimas keičiasi, negirdėjote atsiliepimo? Nepasakoju? Be abejo. Jos mažiau pradėjo kreipti dėmesį į ten namų kokius buitinius, kokius ten, ir kitas dalykas. Dar aš mokiau moteris pačias neįklimpti į kažkokius aptarinėjimus,
blogų dalykų aptarinėjimus. Ir šeimos, ir kur nors tiesiog... Kad jūs nepasakotų, kas ten pas jūs vyksta. Taip, nereikia nešti tokių dalykų, nedauginti, kaip sako. Šnekant apie blogį, tu jį daugini, tu nori, nenori. Vat aš kalbėsiu apie savo blogus dalykus, ar jūs nepergyvėsit. Jūs galvosit, kada čia įbaigs. Arba kada baigs, arba tikrai turėti. Jeigu rasi gerą patarimą patarti, kad tas žmogus iš tos kebeknės išeitų. O jeigu, bet tai kas iš to? Būna taip, kad kartais paklauso ir viskas. Ir pats nesiryžta daryti tą, ką jam ir patarė. Kartais vėl reikia paklausti, o kaip tu bandėjai pakeisti kažką savo gyvenime ar ką nors. Bet ledai po biskį tirpsta, vis tiek tie žmonės keitėsi, moterys šitos šviesėjo, gražėjo, pasitikėjimas atsirado ir viskas. Tai matai, kaip nuostabu veikia menoterapija, ne? Taip, ir su noru didžiausiu visą laiką ėjo. Aš gal greičiau jums paantrinsiu, veikia gal ne pati menoterapija, o tas žmogus, kuris ją veda. Ta prasme, vis tiek jūs turite įtakos. Aš pati, kai esu dalyvavus irgi meno užsiėmimuose, charizma to žmogaus, kuris veda, jį turi įtakos ir veda į pokyčius žmogų. Ja, ir dar vis tiek, kada tu dirbi, aš vis tiek sakydavau moterim, kad ten tapimas ar išimas ar kas nors negali būti tiesiog automatiškai viskas. Vis tiek tai yra tavo dvasinis toksai gyvenimas. Turi ir visa tai geriausiai pavyksta, kada tu dirbi tyloje. Tu nekalbi. Tapant, nekalbi su kitu. Tu tada susikoncentruok. Aha, tavo dar neaiškus spalvos, tai esu aš. Tu biski manęs pasiklausk, ar ne? Kokios čia spalvelės reiktų, ar kokias spalvas susimaišyti, ypatingai su olijiniais dažais dirbant. Bet suprantat, kada pats žmogus koncentruojasi į savo vidinius tuos šaltinius ir žymiai greičiau viskas gaunasi negu, čia man pasakys. Gal prieis vadovė, gal pasakys, gal patars. Ne. Reikia čia ta baimė, kai priims sprendimus baisu, tai liaunasi vadovė tada jo. Turi pats išmokti, sugalvoti, kokią spalvą dėti. Turi neišmokti, bet turi pradėti jausti. Turi pradėti jausti save, savo vidinius resursus, o kiekvienas žmogus jų turi begalės. Tikrai, kaip būdavo baisiai įdomu tokie atvejai, kai sužino, kad tu tiesiog tu nesimokei tų amatų niekur. O tu moki tai tu čia dabar, pradžio žmogus negali patikėti, kad tu gali išmokti tiek daug. Jeigu yra motyvacijos gali, tai. Gali, tiesiog. Nes, žinoma, pradžiai tai buvo nuo savo dukros suknytės pasiuvimo. Tai pasivau, galvoju, daugiau tai jau nesiūsiu. Paskui vėl, nėra už ką nupirkti tų drabužėlių. Reikia vėl pasiūti. Va taip ir užaugo ta mano panelė ir aš išmokau puikiausiai siūti ir kostiumus, ir paltus, ir viską. Tai va, ir siuvau, ir dariau viską. O paskui šalia ėjo visi kiti dalykai. Aš dar biškį dabar pertrauksiu, norėčiau grįžti prie spalvų. Jūs sakėt, dirbot ligoninėje kažkurį laiką. Dirbot ir su ligoniais. Taip. Būtent vedėt jiems menoterapijos užsiėmimus, ne? Papasakokit, kaip atsispindėjote jų piešiniuose. Man pačiai buvo labai įdomu, pati pirmoji diena. Tai labai įdomu. Turėjau dirbti ten moterų skyriuje, taip gavosi, kad ateinu į Žiegždrius ir sako, žinai, tu dirbsi vyrų skyriui. O ten viskas tos atrakino tas duris, paskui ten nusirakino, be rankenų tos visos duris, į tokį kabinetuką, žodžiu, įleido
Atėjo ten keli tie vyriškiai ir viena tokia moterytė, kuičiasi ten spintoj kažkur, pasirodo, ten būdavo skyriaus vedėja, Raščiauskaitė, o aš jūs galvoju, tokiais sulipusiais plaukais, galvoju, ten valytoja, gal kas kaičia tą spintą tvarko, o jie prižiūri, kad mane tie ligoniai nekabintų, nieko man nedarytų, nes vyrai atėjo į vyrų skyrių, mane ten pasodino. Na ir dabar vienas iš tų vyriškių sako, koks tavo vardas? Sakau, Gražina. Tai gerai, Gražina. Tai ar tu čia mūsų nebijai? Sakau, kodėl aš turiu jūs bijoti? Sakau, nebijau. Sako, nu mes rinkti. Sakau, ir aš tokia pati. Sakau, raskit, kokį. Ar yra, kurie žmogus nesigasit? Ja, tai ir duoda man šokoladą. Jau reiškia, kadangi jau tu čia mus mokinsi, tai šitą šokoladą kitas ligonis kaulina. Duok man tą šokoladą. O aš sakau, tu duosi jam rytoj? Neduosiu. Tai sakau, aš tai duosiu. Man šiandien jis duos, tai paskui aš atnešiu. Sakau, reikia mokėti dalinti, o tas sako, ne, aš tai neduosiu. Nu, žodžiu, labai įdomi ten patirtis buvo tuose žiežiuose, iš tiesų. O kaip tai atspindėjo jų piešiniuose, nes mano kanalas apie piešinius, apie menoterapiją. Taip, dabar žinokit, taip, tai tas pirmas, va, tie vyrai tada padavė ten ta vedėja, padavė akvarelę ir su akvarelė visi darė savo piešinukus. Ir aš nesikišau, man pačiai buvo įdomu, kaip ligoniai su spalvom tvarkosi. Ir paskui jie ten nupiešė, nu tiesiog naudodami praktiškai juodą ir raudoną spalvas. Tas įtampos labiausiai. Taip, ir paskui kitą užsiėmimą aš jų klausiu, tai jie, reiškia, jiems liepė tuos darbus nunešti į skyrių, parodyti gydytojai. Sakau, ką gydytojas sakė, paskyrė papildomą dozę vaistų. Reiškia agresija, raudona ir juoda agresija, vat yra jiem gražiausios, tai va, nes čia buvo ir man pamokos, kadangi man visą gyvenimą buvo labai įdomu, nu, psichinė ligonė. Aš nežinau, kodėl nuo vaikystės, vat man buvo labai įdomu, kas ten su žmogum pasidaro, kad vat jis atsidūrė tose ligoninėse. Ir atsirado tokia galimybė, kai mane pakvietė ten dirbti. Sakau, ką ten reiks veikti. Ai, sako, su tais durneliais, ką nors padarys. Aš galvoju, palauk, su durneliais būtinai einu. Jeigu jau taip vadina. O ten, žinokit, buvo labai protingų, gudrių tų žmonių iš tiesų, kurie neturėdami sąlygų namie gyventi. Jie ten atvažiuodavo, ten prabūna 3 mėnesius, jie gauna maistą, aš klausdavau jų, kodėl tu čia? Nes normaliausia, aš sako, maitina. Vėl pavoksiu kokią vištą pas kaimynus, vėl mane čia atves. Vienas iš Kazlų Rūdos toksai, o piešdavo pasakiškai, kaip jie mokėjo piešti, toksai Sigitas ir Kęstutis, tai du ten buvo tapytojai, nepaprastai įdomiai. Vienas siuvinėjo kryželiu vaikinukas, čigoniukas. Labai įdomiai derindavo spalvas, labai gražiai. Gal čigoniškas kažkoks. Tikrai labai neįprastos, taip. Mes ten turėjom tokius ruošinius iš Švedijos gavę tokie, nu, paruošti storus, tokia medžiaga su langeliais, tiesiog ornamentika jau yra. Ai, tarp kitko, va čia turiu aš vieną.
Ir ten kiekvieną va, gali siuvinėti, kaip tu nori. Tai va, tą ornamentiką tu čia gali kaip nori, taip va. Tai dvi tas pagalvėlės tokias. Nu, jos čia taip atrodo, čia išsiuvinėtos, o ne? Čia išsiuvinėtos. Tai va, siuvinėdavo jie, čia tai mano pačios siuvinėta. Nes technika rodo tiesiog. Taip. Va, tas pats ornamentika, bet va skirtingai siuvinėja ir atrodo, kad va skirtingai, o praktiškai tai čia tas pats. Tai va, tai žodžiu, ten buvo tokia labai įdomi patirtis, man tai labai įdomu buvo dirbti ten su šitais ligoniais tikrai. O galim buvo koreguoti jų būseną per spalvas, kad jie prašyti, kad jie daugiau kažkokių tai ramesnių spalvų įvestų į piešinį, dar ką nors? Aš žinot, kaip dariau ten kitaip. Aš jų klausdavau, tu nori šitoj ligoninėje būti? Noriu. Tada pieš kaip tu nori. Jo, tada tu naudok va tas agresyvės spalvas, juodas, raudonas. Tai, bet irgi iki tam tikros ribos vis tiek aš viskas prilaikydavau, kad neįklimtų visai žmogus. Nes ten buvo tokių tikrai įdomių. Ir mes ant paltinės medžiagos tiesiog piešėm didžiulius paveikslus. Va ten tas Sigitas toksai smalininkų nuostabiai dirbo gražiai. Tiesiog buvom iš Švedijos gavę tokius dažus bonkuose, mes nežinojom, aš pati nežinau, kas ten per dažai, bet ten turbūt gal kaip guašas skystas, tokie gatavi, tokie paruošti. Tempera? Gal tempera, nežinau, kas ten per bonkuose. Tai va, ir su tais, va, imam, daleiskim, žalę kokią tabakų spalvos medžiagą, didelį gabalą, ir ant jos daro kokį mišką su tais dažais kokiais šviesiais, paišu visas ten. Bet pats piešimas įtakodavo jų psichinę būseną, gal jie ramindavosi, galbūt, kaip jie elgdavosi po to? Jie pas mane jautėsi labai gerai. Ateidavo viena tokia porelė, vyriškis ir moteriški Dauno sindromas ir gana, tai jie labai įdomiai paima lapą popieriaus, tai piešia, būdavo viena ta moterytė, tai kai paima tą lapą popieriaus, tai jie pradeda nuo čia, nuo pačio kampo kalakutą. Ir šalia ir taip visą lapą per tą dieną, kol jie būna, ir jį pripaišo to kalakuto. Daugiau jie nieko nepiešė. Vieną kartą jinai padarė tokį trikampį, vidurį padėjo tašką ir sėdė. Padariau šiandien, ne? Sakau, padariau. Sakau, tai ką dabar čia padarė? Sako, čia yra šieno kupeta. Ir va čia paukščiukas įlindęs. Bet žinokit, labai įdomu buvo man ten dirbti, labai įdomu. Tikrai. Ten buvo labai gabių žmonių, tarp kitko. Tikrai. Ir gražiai rašančių. Kaligrafiškai? Ne. Eilėraščius kuriančių. Jo, vienas man tai iš visų prisistatė, kad akademikas ir taip silpnokai kalba, kažkaip labai sunku buvo jo kalbą suprasti, kad akademikas sako, tu būsi mano 7-oji žmona. Sakau, o 6, ką darys, tau patarnaus. Paskui iš tiesų aš išsiaiškinau, kad tikrai jisai akademikas, duot nuvos. Tai paskui aš jo klausiau, tai kaip čia paklipai? Sako, turbūt vagoną tai tikrai išgėriau. Ar šampano, ar konjako. Jo, tai žodžiu, sako, sūnus mane čia uždarė, bet sakė, ne, aš čia sako, mes visi matom, jau jeigu personalas lekia prie konteinerių,
reiškia, komisija atvažiuoja ir ten meta viską. Ir mes nueinam į susirinkam. Ir mes turim čia ką veikti. Nu, žodžiu, ten patirtis buvo labai įdomi. Jo, vieną kartą tai jaunas vaikinas, tikrai, kokią 30 metų atėjo, tai pasisėdo už stalo, man pasimė pieštuką ir suka taip. Smaigaliu man, ir žiūrėkis, nu, kad taip aš tau dabar į akį. Sakau, o tai tau kas iš to? Sakau, tai pasodint, ne, mane nepasodins, aš nepakaltinamas. Tai sakau, nu tai vis tiek, kokia tau nauda dabar, kad tu man šitai padarytum. Tai sako, o jeigu su plaktuku taip į galvą? Sakau, lygiai tas pats. Ir taip aš visai juokiuosi su juo išnekuosi, aš matau, kad jau jam visai nejuokai. O jeigu su kirviu, tai per galvą pasirodo, jisai tarėsi, kokiu būdu geriau nugalabyti žmoną, nes jie čia jį įkišo. Jo, Aiškinosi, ne? Aiškinosi tą priemonę geriausiai. Jo, ten visko teko matyti, iš tiesų labai įdomus žmonės yra, kiekvienas savaip, bet jie manęs klausė, ten visą laiką vienas stovėdavo prie lango, ir lyg tai budėdavo. Ir aš niekaip nesuprasdavau, nu, stovi, nes jų aš nejudydavau. Ką nori žmonės eiti prie staliuko ir kiekvienas dirba savo. Kas piešia, kas siuvinėja, kas audžia. Žodžiu, visi turėjo ten tos veiklos. O vienas va taip stebi visą laiką. Ir vieną kartą tik tai staigiai visi vyrai sustojo, jisai davė komandą kažkokią ir visi prie durų. Sakau, kas atsitiko. Aš sako, čia tas ateina su vefu. Mes jo čia neleisim, jis pasiėmės vefą, toks ir vaikšta. Radija. Vefas. Ir ta rankena tokia. Sako, jį čia neleisim, jis gali duoti galvą. Jie manęs klausė, sako, ar sako, jūs mūsų nebijot? Sakau, nu ne. Jeigu man lemta mirt nuo jūsų rankos, tai aš mirsiu, bet sakau, aš nebijau jūsų. Sakau, nes mes visi vienodi. Sakau, jūs galvojat, kad aš kitokia negu jūs. Mes visi vienodi. Ir jūs gražiai vadarot viską. Ką pasakau, jūs padarot gražiai. Taigi normaliai viską padaro. Dabar galvoju pereiti dar vesti pokalbį į jūsų antgamtinės galės, kurias jūs turit. Čia iš tikrųjų tokia mistiška turit savybę. Matyti vėjas. Netikėtai. Netikėtai ir auras. Tai mane domintų tema ne vėlių, bet aurų. Ką jūs matote ant žmogaus, ta prasme, spalvom, kokios jos šviečia, ar jos yra, ar visi mes turim auras, ar jos spalvos, visi turi, bet aš nežinau, kodėl man teko matyti tų aurų. Paprastai būna daugmaž visų vienodos. Šviečiančios kažkas, ne? Taip, ne? Aš matau, daleiskim, laimutį mato auksinės. Aš matau daugiau visas tokios, nu, pilkas, melsvas va tokias. O negali būti, tai pavyzdžiui, mes turimgi savo tą šilumą skleidžiam, ne? Ar negali būti čia tiesiog šilumos laukas toksai? Gali visko, aš pati nežinau. Aš pati. Nes mes, nu, šiaip nematom, bet gal pas jūsų infraraudonųjų spindulių, kaip sakant, regėjimas. Vat ir mano dabar jau, aš galvoju, kad man pakeis lėšiukus, tai viskas šiaip regėjimas visas pasibaigs. Iš tiesų, aš galvoju, nieko panašaus. Niekas nes aš žiūriu per televiziją išlaužo mišias. Ir aš ten jau mačiau kelias vizijas tokias, kad aš sakiau, būtinai dabar užtakysiu, būtinai. Nes tikrai labai įdomu. Nu, vat man įdomu būtent spalvų klausimą tos auros atrodo. Jos maždaug vienodos, o jeigu žmogus serga, kaip jinai atrodo? Kada žmogus meluoja. Kai pradeda kalbėti ir pradeda meluoti, tai žinokit, yra fantastika. Va šitą dalyką aš nežinau, kad kiti nemato tokių dalykų. Nu, mažens, aš šitą matydavau, kaip ateina kokie kaimynai, pradeda kokia kaiminka ten meluoti. Ir aplink galvą pradeda keistis
spalva. Vibruoti? Ne, keistis tiesiog spalva. Ir atsiranda daleiskim šmorais tokiais. Ir tai ne tik kaimynai, čia ir dabar tai būna. Dabar tai būna. Ir dabar tai būna. Nes kai žmogus pradeda nesąmonę šnekėti, meluoti, kai pradeda, jo iš karto, jeigu buvo, daleiskim, šviesiai graži kokia melsva taura, būtinai atsiranda kažkokia dar tamsesnė ruožas koksai. O jeigu jis, pavyzdžiui, fantazuoja, tai neša į fantaziją, tai kaip tada atrodo? Žinot kaip, ne. Kada žmogus kalba iš širdies, fantazijos gali būti iš širdies. Jo, tada jo aura pradeda šviesti. Jo sustiprėja ir jo galbūt atsiranda, tai turėjau vieną kaimynę, su kuria mes eidavom vis maudytis žiemą į Nemuną. Tai su ja, kai mes čia būdavau sėdim, tai jinai kaip atsipalaiduodavo, tada aš ant vienintelės jos mačiau, kad visiškai aura tokia ir mokytojų namuose. Vieną kartą ten fizikos mokytoja tokia turėjo vesti apie reiškia, užsiėmimą, apie tuos svarelius, kaip galima nusiburti tenais, ar kavą galima gerti, ar negalima, ar kažką. Tai ir aš žiūriu. Jo, kur ten tas svarelis, kur ten klausimas. Taip. O man tas direktoriaus pavaduotojas toksai sako, žinai, šitam kabinete dabar bus tas užsiėmimas, ten tokia fizikė ves, ten jau žmonės susirinkę, gal sako, tu nori pažiūrėti. Aš jau pro ir atsisėdau taip. Ir aš matau tą fizikę prisidėjus knygų krūvą. Ir ji pradeda pasakoti, kad dabar atsiradęs jau fotoaparatas, kad galima nufotografuoti auras. O žmonės sėdi, žinai, kaip mokytojų namuose prie autobusų stoties. Ten buvusios klasės ir langai. Ir prieš tų langų sėdė atsitiktinai, susėdė žmonės. O aš matau, kaip jie žaidžia tos auros jųjų. Kai pakyla, ypatingai ten moteris ir vyras sėdėjo kampe, tai jųjų tos auros, kai pakyla iki viršaus, susijungia ir tiesiog vaivorykštės spalvom. Įsimylėjėliai kokie, ne? Visai nepažįstami. Visai atsitiktinai susėdė žmonės. Bet matyti jų kažkur tai kažkokie laukai labai turbūt sutiko tie laukai. Angelai jų pabendravo. Tikrai angelai bendravo. Ir aš visus matau, o priešais mane sėdė moteris ir už jos nugaros juodas darinys. Tamsus. Bet aš matau, kad čia ne jos. Ir dabar ta fizikė šneka apie tai, kad dabar jau jį priėjo prie to svarelio. Pasimė tą svarelį ir pradeda, žinai, aiškinti, kad dabar tą svarelį kiekvienas gali nusistatyti, kad jisai, jeigu jau bus taip, tai rodys taip, jeigu ne tai taip. Aš sakau, ne taip, visi. O kaip? Sakau, visų pirma, tai tą svarelį kiekvienas žmogus turi su juo susidraugauti, su juo įsiaiškinti, kokį judesį tau parodys, kada tu užduosi klausimą. O galbūt man tas svarelis parodys visai kitaip, pasakau, su kuo jūs bendraujat. Aš sakau, bendrauju su Kristumi. Sakau, aš visada, jeigu imu svarelį, retai imu, vieną kartą tai tikrai pasėmiau, norėdama įsiaiškinti, kodėl nenumiršta mano mama. 2,5 metų. Kankinausi, taip pat tikrai vienintelį egzortą tikrai prasivedžiau. Tikrai ir įsiklausinėjau iš savo senelių, kas neleidžia mamai numirti. Tai va, nuklydau nuo temos. Bet tada ta mokytoja tuose namuose, visi, tai kaip, ir tada aš matau, kad fizika atsinešė krūvą žurnalų, kad ji pati neturi tų savybių.
ekstrasensorinių savybių ji neturi. Jinai aiškina tik tai tą, ką jinai pasiskaičius yra. Tai supranti, va taip. Tai tada, žinai, visi man sakau, o jūs norit pamatyti savo dabar auras, visi norit? Tai aišku, visi nori, kaip Jo, taip, iš tiesų. Ir aš pravedžiau jiems užsiėmimą, kaip atsipalaiduoti ir kaip, ir tikrai, ir daugumas iš jų, ir tikrai, visai nemeluoju, tikrai daugumas iš jų pamatė. Nes Aš tikiu, kažkada Jo. irgi ėjau tokią praktiką, kur galima ten kažkaip daryti, paskui ten kažkaip pasukti. Nu, žodžiu, tu gali matyti tas, galima praktikuoti šitas savo sugebėjimus. Jo. Tikiu. Ir va ta moteris, kur su ta juodu tuo antrininku atėjus sėdėjo ten, ta paskui prie manęs priėjo mano kokią aurą, o sakau, o jūs iš kur atėjot? Iš kapinių? Sako, jo. Ir dabar va palaidot tą kapą svetimą. Tai vėlį prisikabino? Jo. Geras. Nu ir kaip Jo. atsikabinti? Bet Kaip jį atkabinti? Bet aš jai nieko nesakiau. Aš jai nesakiau, kad jie atsivedė tą vėlę, aš pati kiek sugebėjau, tiek aš ten, bet be josios. Bet jeigu vėlį prisikabina, nekenkia? Nu, kaip pasakius, jūs parsiveskit ją namie. Nenoriu. Tai pas mus čia gyveno viena vėlė 2 metų. Jo, čia. Tai aš norėdavau paskui jau knygos, tai vyras sako, kas čia pas mus darosi, sakau, taigi kai aviža gyvena. Ir jau paskutinį kartą tai tikrai visos knygos pradėjo išnorėti. Tai sakau, taigi aš tau sakiau, kad čia jisai gyvena. Jisai mato, ką mes čia veikiam. Tai jis, žinai, kaip stoju čia nuo sofos, sakė, baig, tu čia durnavojas. Ir tada, žinokit, virtuviai iš visų spintų atrodė, visi indai iškrito. Vyras nulėkė. Nukrito gal lentyną? Eikit, vyras nulėkė, aš tai visai kaip sėdėjau, taip ir sėdžiu, nulėkė tą virtuvę, kad ten niks nenukrito. Garsas tiesiog buvo, jo? Taip, subildėjo, viskas atrodo sudužo, visi ten indai ant grindų. Tai paskui ant rytojo, žinoma, aš su tuo kaimynu atsisveikinau, surinkau jau daiktelius, jis prieš mirtį mėgės buvo užeiti ir palikti kažką. Tai puoduką, kaimintėlė, tai čia man nereikia, tai lėkštelė, tai kanas, tai paskui surinkau viską ir sukalbėjau maldą, atsiprašiau, atžiūrėjau, sakiau, keliauk pas savo, tai va, tą vėlę Šarskaus aš klausiau, kaip aš pirmą tą vėlę pamačiau, vyro brolio. Aš tada galvoju, čia tikrai man stogas važiuoja, ar tikrai aš matau. Nes aš vienas dalykas nemaniau, kad kiti žmonės nemato. Tikrai, aš galvoju, ir aš niekada niekam nieko nesakiau, kad nuo mažens aš matau. Auras matau viską, tai čia jau turbūt, aš nežinau, čia duota, iš kažkur duota. Aš girdėjau, kad daugiau žmonių mato, bet nelabai gyrėsi. Jo, tai aš niekam niekada nesakiau visiškai, tik paskutiniais metais, va šitai pradėjau pasakyti studijoje, kai jos nelabai tikėjo, kad aš sakiau, kad nekiškit man jūs čia tų savo grašių už tas pamokas. Man dažai kainuoja brangiau paskui, kur aš jums spausdinu, ką jos turi tapyti. Negu kad, aš sakiau, pačios susirūpinkit, ką jūs čia turite tapyti, nusispausdinkit, atsineškit. Jo, nes iš natūros, nenorėjo eiti tapyti, va tokios. Aš atsimenu, mes dailės mokyklų tapydavom, eidavom į... Tai jau užtat nuplenerus ir... Visi mano paveikslai yra nutapyti natūrai, visi. Nes man gamta yra pati didžiausia tikrai atgaiva, pamoka. Ji mane išmokino spalvų to žaismų ir kad reikia dirbti greitai gamtoje, nes saulė pasisuko ir viskas, šešėlių nėra, vandenį, ypatingai vandenį, jeigu tapai kur nors, viskas, atšvaitų nelieka, nieko nelieka. Jo, tai galvoju, gal jau vedam mūsų pokalbį pabaigą. Noriu paklausti, tai ar dabar tapot ką nors, ar kaip menas dabar jūsų gyvenime, ar turit tam sveikatos,
įkvėpimo, noro. Dabar, žinokit, turbūt vėl mane patraukė tie rišimai. Dabar aš vėl užsiėmiau, gal tie rišimai man geriau. Dabar gal mažiau, nežinau, užsikabinau vėl iš naujo. Jūs prieš mūsų pokalbį dar čia, kai minėjot, kad jūsų paroda, ne, planuojama atsidaryti. Taip. Kažkurio momentu, tai gal visgi atsidarys? Ne, tai sausio mėnesį Šančių bibliotekoje bus tas renginys. Bet tai ne šituos savo paveikslus, ten nebuvę mano. Tai ne šis senus pataisytus kitus paveikslus. O čia pavyzdžių, tai tiesiog padariau dabar pavyzdžių ir kadangi frivolitais labai seniai jau neužsėmiau, tai dabar... Frivolitai tai čia kas? Čia rišimai? Rišimo technika, viena iš technikų. Jo, tai va, ten su šaudykliukėm ten reiktų dirbti, bet aš jų neturiu, kadangi visose srityse su savo mokslį ir šitos išmokau tiesiog iš savo žygeidumo, kad reikia išmokti. Tai va, ten anam kambarį ten yra padėliota ant stalo. Tai, žodžiu, nežinau, tai savo kai kuriuos tuos savo darbus, tapybos. Pribrendat prie kažkokio tai naujo vaizdo, ne? Ta prasme, suprantat, kad kažką pakeisti? Ne, tai aš visą laiką žinau, kaip tautodailininkai, tie mano paveikslai jau praėję visas parodas ir visur viskas gerai. Bet palikimui, vaikam palikti, tai arba tu davesk iki galo, iki klasikinio stiliaus, nes vis tiek, taigi čia neša į klasikinį stilių, o ne į kažkokį primityvą. Tai va, tai reikia iškrapštyti. Naturalistinį, taip vadinama, kur ten natūralūs peizažai. Taip. Tai va, tai reikia tada iškrapštyti kaip reikia, o ne palikti pusę lupto, pusę skustą. Tai va, taip, kad... Jo, išbaigtas darbas jis turi šarmo. Tai va, o taip tai nežinau. Dabar, kai pradėjau rišti vėl, tai va mane vėl užkabino tas rišimas. Jau grįžot. Vienas dalykas taip yra, kadangi senatvė, Alzheimeris kiekvienam jau lipa ant kulnų. Ir dabar, kada pradėjau tuos mazgus ten raišio, ten ant rankos viniuojasi siūlas ir ten va taip, be jokių kabliukų darai. Ir darai klaidas. Padarai klaidas, ten ausiuliukas taip plonas. Ne, ardau kantriai, kad vėl pataisyčiau, kad vėl patvarkyčiau. Reiškia, jau pastabumas, nes medikai irgi sako, jeigu pamatėjai, kad tu jau pradedi užmiršti, kur nuėjai, ką pasidėjai, tai jeigu dešinė rankis, dirbk su kaire ranka. Jeigu kairė rankis, dirbk su dešinė. Vystik biški smegenys. Reiškia, tavo kažkuris pusrutulis jau miršta. Tai va šitą aš jau atradau jau prieš eilę metų, kai nusivežiau akordeoną į sodą. Galvoju, palauk, tai reikia man su kairė, pastebėjau, kad pradėjau užmiršti. Tai galvoju, kairė ranka sode dirbsiu. Reikia nusivežti akordeoną. Ir žinau, kaip negalėjau patikėti, kad kairė ranka nerado bosų. O tai buvo laikas, kad chorą vedžiau. 25 viduriniai pati grojau ir iš natų ir gerai, supratau puikiausiai. Tai dar muzikė esat, jo? Nu tai va. Viską išmokau, visą akordeoną groti. Taip, ir žinokit, ir pasimėl tą akordeoną ir viskas, ir mano kairė ranka. Viskas neranda net tų duobutė, kur yra bosai. Tai per savaitę laiko užsidarius visas duris, kad kaimynam ten nenervuočiau. Vien kairė ranka pradėjau gamas tada. Per savaitę laiko tik tai. Atsistatė kažką. Atsistatė. Ir pradėjau neužmiršti, kur ką pasidėjau. Va taip reikia.
reikia... Parmankštinant biškis smegenys, sukūrėt naujas ryšys, naujus ryšius. Taip, kad vat, daug tokių dalykų reikia pačiam, tai va dabar su tais ryšimais. Reiškia, jau akordeono nepasiėmė visą žiemą, pasiėmiau dabar vat ryšimą tą ir va darau ir atrodo gerai darau. O pasižiūriu, pasidedu klaidą. Tada vėl ardote, ne? Vėl ardau. Reiškia, smegenys duoda žinoti, kad mergelė neapsileisk. Čia jums yra kaip tas lakmuso popierėlis savotiškas, ne? Kaip smegenys dirba. Taip. Supratau. Tai gal mes šią natą ir baigiam. Labai dėkuoju Jums už interviu, kad sutikot Jūs rašyti. Aš čia tokia plepalė, tai nežinau, be tvarkos papasakojau viską. Nieko. Kad visas gyvenimas toksai. Reikia ir siūti, reikia ir megzti, reikia megzti. Megzti aš irgi nelabai mėgstu jo. Ja. Su vašeliu esu numezgusi vieną kliošinę suknelę dukrai, tai niekas netikėjo. Aš vieną suknelę mezgiau, pasirodo per didelį, tada permezgiau, vėl nepataikiau, tai tada nutariu, kad nebemegsiu. Ja. Tai va, ten angelas vakabo. Aha, čia tas jūsų surištas, ne? Jo, čia makramė technika.